Sveiki visi, su jumis Vytautas ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia pašarinti savo mobilųjį internetą. Taigi, jeigu turite mobiliajame telefone 4G ar kitokį mobilų internetą, jį galite pašarinti į savo laptopą ar kitą belaidį įrenginį, kaip tarkime kitą telefoną. Arba galite netgi prijungti mini USB kabelį ir tokiu būdu pašarinti internetą į savo kompiuterį. Taip, tai ką jums reikės padaryti, tai susirasti settingsus. Aš viską paversiu šonu, kad jums geriau matytųsi. Taip, tai keliaujame į visas programas ir čia susirandame settings meniu. Taigi, settings matome ir dabar matome turime wireless networks viršuje. Ir čia turime įvairius nustatymus ir mums reikia paspausti more. Ir čia matome yra tethering and portable hotspot. Tethering. Taigi, tetherinimas ir Wi-Fi hotspotas. Ir ką mums čia reikia daryti, tai galime trim variantais kurtis Wi-Fi šarinimą. Tai USB tetherinimas. Šiuo atveju jums reikės kabelio. Tiesiog pajungite micro USB kabelį į savo kompiuterį, taip pat kaip kraunant telefoną. Ir tiesiog pažymite šį meniu ir viskas, jūsų kompiuteris turėtų prisijungti prie interneto automatiškai, taigi labai paprasta. Kitas būdas yra Portable Wi-Fi hotspotas. Įjungiame šį Portable Wi-Fi hotspotą ir matome, kad jis yra aktyvuotas, viršuje atsirado ikona. Ir dabar mums reikia jį susikonfigūruoti, taigi spaudžiame ant Setup Wi-Fi hotspot ir čia įrašome vardą. AP, tarkim, rašykime testas, tai next, slaptažodis, įrašykime LT, done. Ir viskas, jūsų Wi-Fi hotspotas paruoštas. Išsaugome ir dabar nuėjus į laptopą, jūs ten pamatysite, kad atsirado dar vienas prieigos taškas Wi-Fi SSID arba Wi-Fi vardas, prie kurio galėsite prisijungti būtent su šiuo slaptažodžiu, kurį čia susikonfiguravote. Taip pat galite naudoti Bluetooth tetherinimą, bet šis nėra labai patogus ir abu įrenginiai turi būti labai arti vienas kito. Taigi, tiek apie Wi-Fi šarinimą, jūs galite tiesiog pajungti kabelį į kompiuterį ir aktyvuoti USB tethering arba susikurti Portable Wi-Fi hotspotą ir susikonfigūruoti Wi-Fi vardą ir slaptažodį. Ir tuo būdu prisijungti prie šio Wi-Fi tinklo iš jūsų kompiuterio. Tai tiek apie Wi-Fi šarinimą iš Android telefono. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Su jumis buvo Vytautas. Nepamirškite prenumeruoti ir paspausti laiko. Iki.